Labą dieną! Sveiki gyvi. Štai mes su jumis antrame vloge. Mes seniai susitikome. Šiame video vloge kalbėsime apie filmus. Šiame vloge padarėme kelis naujus pakeitimus. Pakeitėm šviesas, kad gražiau atrodytų. Ir mūsų kompiuteris pagaliau įdegė. Justas neatsinešė savo kameros, negalėjom įdėti dar vienos kameros. Dar kitame vloge įkelsime fishajų. Didelį, kur matysite, galėsite matyti beveik visą mūsų studiją, kaip čia viskas iš tikrųjų atrodo, nes čia mes tik labai gražiai atrodo. Padarėme 3 rubrikas. Aš čia supažindinsiu su filmais, šiuo metu rodomais kino teatruose. Aš kalbėsiu apie lietuvių kiną. O aš kalbėsiu su likusiais hollywoodiniais ir nebūtinai hollywoodiniais filmais. Taigi pradėsime nuo naujos rubrikos. Justo lietuviškų filmų. Trūknas, sakyt, ne? Artima šviesa. Šis filmas pasakos apie žmonės, pasimetusius šiuolaikinio gyvenimo ritme. Troškimas, nors laikinai įsiveržti iš bukinančios kasdienybės, pastūmėjo juos kurti kitokį pasaulį. Šito filmo žanras yra drama. Man šitas filmas labai patiko, kaip žiūrim kaip lietuvių filmas. Kitas filmas. 5 dienų avantiūra. Žymus turtingas užsienio prodiuseris atvyksta į Lietuvą pagelbėti televizijai. Nors iš tikrųjų jis nori pagelbėti savo. Jo tikslas yra surasti žmogų. Žmogų, kuris tiktų Europos talentų šou. Sutinka jaunąją dainininkę Eglę. Jis ją įsimyli ir visais būdais siekia jos dėmesio. Problema tik viena. Ji turi vaikiną. Kas toliau, sužinosite jį pamatę. Ši komedija man nepadarė tokio įspūdžio kaip Artimo šviesos. Bet vis tiek rekomenduočiau jį pamatyti. Ačiū už dėmesį. Gerai, sveiki. Tai aš kalbėsiu apie 3 filmus šiandien. Tai pirmasis filmas Pulp Fiction. Vienas iš mano mėgstamiausių filmų. Visų pirma yra Quentino Tarantino filmas. Jis jau turi Oscarą už scenarijų, nes šito filmo dialogai yra labai geri. Filmas skirtas iš tikrųjų mąstančiai auditorijai. Aišku, tinka ir tiems, kurie tiesiog mėgsta pažiūrėti gerus veiksmo filmus, nes jame pilna šaudimo, gaudimo, mušimosi, kraujo ir taip toliau. Šitas filmas yra labai tobulai padarytas. Taip, o veiksmo šito filmo tai aš nepasakosiu tiems, kas nematė. Vienintelį dalyką, ką galiu pasakyti, kad jis ir kaip dauguma Quentino Tarantino filmų yra suskirstytais chapteriais, skyriais. Ta prasme, parodoma viena detalė, tada antras skyrius, kita detalė ir visos tos detalės gale filmo susiriša. Kitas filmas yra Donnie Darko. Labai geras filmas. Darko yra gana baisus personažas. Bet tu jį įsimyli. Jis yra paauglys, kuris maištauja prieš visą sistemą, kuriam nepatinka viskas, ką jam sako. Jis viskam priešginiauja. Jeigu patiko Drugio efektas, patiks ir šitas filmas tikrai. Dar vienas filmas yra 99 frankai. Kitaip 14,99 €. Šis filmas yra apie šiuolaikinį žmonių vartotojiškumą ir apie reklamą. Filmas įdomus tuo, kad jis turi 2 pabaigas. Vienoje pabaigoje pagrindinis veikėjas nusižudo, o antroje pabaigoje jis, aišku, išsisuka iš visos keblios padėties, į kurią jis yra įsipainiojęs ir susitvarko savo gyvenimą. Tai tiek. Sveiki, mano rubrika yra filmai šiuo metu rodomi kino teatre. Ir aš supažindinsiu su filmais, kurie šiuo metu yra rodomi kino teatre. Taigi. A ne? Čiūju! Pirmas filmas, apie kurį aš jums papasakosiu, tai būtų vienas mano mėgiamų filmų. Eisgerio Leto filmas Man on the Edge. Įtemptas siužeto trileris. Filmas pasakoja apie buvusį pareigūną Farą, kuris yra apkaltintas deimanto vagyste. Pabėga iš kalėjimo, nusiperka patį brangiausią bilietą į patį išdidingiausią viešbutį su pačiu gražiausiu vaizdu. Išlipo per langą ir jau ruošiasi šokti. Jo idėja yra įrodyti, kad jis yra nekaltas dėl deimanto vagystės. Iš tikrųjų, filmas yra tikrai vertas dėmesio ir aš patarčiau jį pamatyti kiekvienam. Antrasis filmas, apie kurį jums papasakosiu, būtų Tamsos baikeris Keršto demonas. Kokį šūdą čia pasakoji? Filme pagrindinį vaidmenį atlieka Nicolas Cage'as. Nicolas Cage'o fanai keikėsi dėl šito filmo, nes sakė, kad tai yra paskutinis šlamštas. Bet fantastikos mėgėjams, manau, jis turėtų patikti. Komentaras apie jį rašykite mūsų forume. Kino pavasaris. Jis vyksta kovo 15-29 dienomis.
ir jis yra labai žymus Lietuvoje ir patartume jį pamatyti kiekvienam avangardinį ir visokio kitokio kino mėgėjams. Taip, mes turime dar vieną idėją. Mes žadame kurti mažuosius blogelius. Tai būtų, jūs užduodate mums klausimus ir paskirite juos kažkuriam iš mūsų narių, tarkim Justui arba Erdvilui, ir jisai jums asmeniškai atsakys ir kels šitą į mūsų tinklalapį. Taip. Ir nebūtinai klausimus galite užduoti. Tarkime, jeigu jūs mėgstate irgi kurti filmukus, montuoti, tai mes nesam tokie ekspertai, bet jeigu jums iškyla koks nors klausimas, galite tiesiog tikrai paklausti ir mes jums atsakysime labai greitai. Taip, patarsime. Tiek, kiek žinosime, tiek tikrai pasakysime. O kiek nežinosime, tai tiek bent parekomenduosime linkus, kuriuos turėtume pažiūrėti. Taip, techniniais klausimais laisvai kreipkitės į mus. Labai dėkojame už muziką grupiai The Feedback Loop Project. Dėkojame už patalpas, atsiprašau, kad pertraukiau, Simonai, Ramūno ateljė, kur mes ir filmuojame. Iki! Ate! Viso! Все!